Ar mokytis gali būti smagu? Netrukus keliausime į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą ir tai pamėginsime išsiaiškinti. Kasdien Lietuvos vaikų ir jaunimo centro duris praveria daugiau nei 4500 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunuolių. Čia jie lanko būrelius, kuriuose ugdo savo talentus, be žiovulio mokosi naujų dalykų ir smagiai leidžia laiką su būriu bendraminčių. Vaikai dažniausiai eina iš tikrųjų norėdami išmokti piešti, norėdami išmokti dainuoti, šokti, plaukti. Bet turbūt mes suaugusi esame atsakingi ir tėvai kartu atsakingi už tai, kad vaiką paruošti sėkmingam ir laimingam gyvenimui. Ir tai, ką jis gauna mokykloje, turbūt šito neužtenka. Būtent reikia, kad jis išmoktų ir pasitikėti savim, ir savarankiškumo, ir nugalėti baimės, ir planuoti savo perspektyvą matyti. Tai turbūt tie dalykai kaip tik ir ugdomi per įvairiausius būrelius. Ir būrelis, jis negyvas dalykas. Šiaip tik tai žmonės yra gyvi, kurie gali kažką tai duoti, kurie kažką tai sugeba ir kurie gali patarti. Arba būti tam tikri vyresniai draugai, kurie jų palydėtų, nes iš principo kuo mažiau reikia turbūt jaunimui ir vaikui patarinėti, reikia kuo daugiau sudaryti jam veikti pačiam sąlygą savarankiškai. Tiesiog ir atėjusi čia dirbti, tiesiog jaučiuosi, kad atėjau nemokyti. Tas procesas yra visiškai kūrybiškas ir jeigu ten tingisi dirbti ir nedirba, žmogus sako, aš taip tingiu, ir patingėk, nes tiesiog noriu arbatos išgerti, galbūt tiesiog pavargau mokykloje, čia pasilsėsiu. Yra tai, mes ilsimės čia. Šiaip gyvenimas turėtų būti džiaugsmas ir turbūt seniau, kiek aš atsimenu, būdavo visada formuojama, kad grįžai iš mokyklos, pavalgyk, paruošk pamokas, o po to eisi žaisti. Tai turbūt reikia šiais laikais pabandyti formuluoti, kad šiaip mokslas turėtų būti žaidimas, jis turėtų būti įdomus. Bet koks mokslas, tiek formaliame ugdyme, tiek neformaliame ugdyme, iš principo mes tobulėjame arba mes įsisaviname žinias tik tai tada, kai mums malonu. Nes jeigu mums nemalonu ir mokslas tampa nemalonus ir skausmingas, mes vengiam. Žmogui įprasta vengti skausmą. Nemoku. Šį žodį dažnai tenka išgirsti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vadovams. Čia ne mokykla ir už nemokėjimą dvejetų niekas nerašo. Atvirkščiai, su būrelių vadovų pagalba, vaikai ir jaunimas kartais atranda savyje tai, ko nei vienas iš jų nesitikėjo. Svarbiausia pabandyti, o tada ir talentai, ir pačios geriausios asmeninės savybės, žiūrėk, ima ir atsiskleidžia. Ir aš iš jų galvelių bandau iškrapštyti visus resursus, kokius jie tik tai gali turėti savo galvoje. Jie net nežino atėję, kad jie gali piešti. Net nežino, kad galės sukurti tokius darbus, ką jie padaro. Ir aš nežinau. Visą laiką yra atsitiktinumas. Dėl to tas procesas ir yra labai svarbus. Ir ne pats procesas. Todėl, kad tu niekada nežinai, kas iš to bus. Aš labai mėgstu ekspromtą pati. Labai mėgstu staigmenas, nemėgstu rutinos. Ir todėl tą ir gaunu čia. Iš tikrųjų, vaikai turbūt irgi ateina čia metus lanko, todėl, kad jiems tiesiog patinka čia ateiti. Įdomu. Štai kokį žodį dažniausiai girdėjome Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. O kad jaunieji kūrėjai nemelavo, gali patvirtinti jų šypsenos.